Labas. Šiandien mūsų tema apie saulės elektrinės. Aš galvoju, kad visgi labai nedaug žmonių supranta, kaip jos veikia. Ir mes esam nufilmavę tokį trumpą video, kur per 1 minutę paaiškinau visą jos veikimo principą. Kas nežinot, sužinosit. Na, o jeigu jau esat šiek tiek patyręs, tai iš karto važiuojam į kitą Lietuvos pusę, pasižiūrėt, kaip įprastai saulės elektriniai bus atliktas vienas rimtas patobulinimas, po kurio jin taps žymiai efektyvesnė. Nu, matai, 2 rankinos. Su tiek akumuliatorių, tarkim, 36 kW, tai aš nežinau, turbūt savaitę laiko su visokiom šviesom, šaldytuvais ir taip toliau dar daugiau gali išgyventi. Toks karas tarp privatininkų ir tinklų, kas kurį. Na, pažaisim. Tai vat šitą patobulinimą, kurį pamatysit, turėtų pasidaryti, mano nuomonė, bent jau kiekvienas Lietuvoje turintis saulės elektrinę, nes tikrai sutaupo daug nervų ir tiesiog ramiau gyvent pasidaro, čia panašiai kaip draudimą įsigijus. Kelionė laukia ilga, pokalbis irgi netrumpas, bet pasižiūrėti verta. Man už nugaros matote saulės elektrinę. Važiuojant pakeliui, o atvažiavom mes nerti, atvažiavom beveik iki Palangos. Matosi labai daug kas jas pasidaręs ir naudoja, tačiau jos visos turi vieną trūkumą, didelį trūkumą. Dingus elektrai, jūs jos neturite. Kaip tą padaryti, kad visada būtų užtikrintas elektros tiekimas jūsų namuose? Netrukus atvažiuos mūsų draugas Giedrius, kuris mums ir parodys, kaip iš tokios elektrinės pasidaryti autonominę elektrinę. Labas, Giedriu! Čia žmogus persidaro saulės sistemą. Iš vadinamos, jeigu čia angliškais terminais, tai iš on-grid į hibridinę. Kaups saulės energiją savo, nekaups tinkluose kažkur, o kaups į savo akumuliatorius ir naudos tada, kai trūksta elektros. Ar teko kada nors patirti gyvenime tą dalyką, kai nebijai, kad išjungs elektra miesto, ar dabar pirmas sykis bus? Pirmas sykis dabar. Galėsim už mėnesio mes pašnekėti dar kartą ir tai ar gal kils noras iš vis nusikirst kabelį nuo miesto? Ne, nuo bendro kabelio gal nėra tokių norą atsikabinti, bet kuo mažiau priklausyti, tai ir didelis noras. Šitų namų šeimininkas Arvydas jau saulės elektrinę turėjo įsirengęs 5 metus. Jisai ją naudojo, kaip ir naudojo daugelis žmonių, bet jos vienintelis trūkumas buvo tas, kad kai tinkluose nėra elektros, jis irgi negali jos naudoti. Ir visiškai nesvarbu, kiek jis tų kilovatų ant stogo pas save būtų pasidėjęs. Ir naudoja, taip kaip, dauguma žmonių Lietuvoje naudoja, matyt, turintys saulės elektrinės, kad kai šviečia saulė naudoja energiją, perteklių atiduoda taip vadinamam pasaugojimui į tinklus, o paskui, kai tamsu arba lyja, pasiema atgal už tam tikrą mokestį, už tą pasaugojimą mokestį. Tai tas pasaugojimas toks ir reliatyvus pasakymas. Nieko jie nesaugo, ta energija nukeliavo į tinklus ir kažkas sunaudojo ją. Aš paskiau iš jų paėmiau kitų laikų. Tai ten ne į sandėlį atidaviau aš tą energiją. Dabar kada aš pastatysiu savo akumuliacinę sistemą, tai aš pasisandėliuosiu kažkiek tos energijos ir naktį arba jeigu man bus brangiausia dieną pasiimti, aš iš akumuliatorių pasiimsiu dienos metu. O saugumo jausmo priduoda, kai žinai, kad tau jeigu išsijungs, kad pas tave namie? Žinoma, jeigu kad ir gedimai tinkluose, būna perkūnijos, būna žaibavimai, būna visokių ir dingsta visur elektra, pas man namuos nedings. Akumuliatoriai atidirbs. Žinoma, yra šiai dienai dar akumuliacinė sistema ir pakankamai brangi. Tu man tada papasako, kas čia yra per aparatą ir ką jūs čia padarė? Čia yra pagrindinė tos sistemos širdis vadinama, hibridinės energijos, žemo voltažo. Čia jūs šiandien padarėte? Jo, šiandien. Šitas uždėtas, čia perdaryta. Ką šitas aparatas, tarkim, ką jis išduoda žaliam žmogui, kuris net neįsivaizduoja, kas tai yra?
Tai žodžiu, jisai daug darbų iškart daro, daug veiksmų. Jisai perdaro srovę, nes, pavyzdžiui, iš saulės modulių pareina nuolatinė srovė, kuri netinka buitiniai įrangai. Iš saulės paduoda tau į namus, perteklių varo į akumuliatorius, krauna akumuliatorius ir tik tai, kai iškrauna akumuliatorius, tik tai tada likutį perdoda į tinklą. Kas neturi prieigos, ta prasme negauna iš vis kilovatų, o turi saulės susidėję ar planuoja susidėję, tai jiem tik tai toksai variantas tinka, nes čia gali tiesiog užstatyti, kad niekas neduotų į tinklą, tu savo reikmėm pasiemi dieną iš karto momentinę ir prikrovtus akumuliatorius naudoji vakare tada, kada nėra elektros. Arba sekančią dieną gal tai bus apsiniaukę. Čia priklauso nuo akumuliatorių kiekio. Talpos. O tai kur dabar patys akumuliatoriai dar nėra? Dabar dar atvažiuoja, jie gamino pažįstamas, tai jisai turėtų atvažiuoti, atvežti 3 dėžes. Tai va čia tas daiktas, kuris pats esminis ir yra dabar. Taigi, kol laukiam pagrindinės šitos naujos saulės elektrinės dalies, akumuliatorių atvažiuojančių, mes taip sustojom tiesiog prie namo su mūsų draugu Giedrium ir šitų namų šeimininku Arvydu ir gavos toks visai įdomus pokalbis. Pasiklausykit, netrumpas, bet naudingas. Aš daugiau negaliu atiduoti tinklą kaip 10 kW. Tai bus apribuota. Kadangi esu apribuotas tinklų, jau reikėtų man didinti galę, bet įdomu, aš prieš gerus metus prašiau padidinti tą galį, kad aš galėčiau turėti didesnį. Tai energetikai paklausė, ar aš noriu gaminti, ar aš noriu naudoti. Naudojimui jie man didina iki begalybės, o gaminimui tokios galimybės nebuvo. 10 kW aš atiduosiu, bet man bus perteklius, aš suakumuliuosiu akumuliaciniai sistemai. Ir tada aš pasiimsiu naktį, aš jau neimsiu iš tinklų, bet aš pasiimsiu iš savo akumuliatorių. Ir prieš tai to nebuvo galima padaryti? O prieš, neturiu akumuliacinis, aš tada naktį imu iš tinklų. Karštam vandeniui šiluma yra oras vanduo sistema, tai tos energijai suvalgo labai nemažai. Ir paskiau jau tos energijais man kaip ir pritrūksta. O ateina ruduo, ateina žiema ir to pagaminimų nėra tuoj. O kiek suvartoja jūsų ūkis kilovatais, jeigu per mėnesį maždaug? Su mašina suvartojam apie 800 iki 1000 kW. Čia su elektromobiliu? Su elektromobiliu. Aš esu paėmęs planą, biržos planą. Bet čia reikia aktyviai žiūrėti tą elektros savo sunaudojimą, kad naktinė energija yra pigesnė, tada jau turėtum skalbimą ten. Bet šaldytuvui nepasakys, kad tu įsijung tik naktį. Nebent ištraukti iš rozetės. Bet turi vieną samdyti žmogų, kad traukiau. Kad prie rozetės stovėtų. Ne, bet šitą darbą atliks inverteris. O dabar inverteris darys daug tų darbų. Su biržos planu dar yra pliusas tas, kad jeigu stebi grinai tą biržos planą, tai tu gali tiesiog pamatai, kad biržos kaina nukrito ten, kai buvo čia ir minusinė net. Yeah. Tai tu tiesiog paspaudė ir tau krauna akumuliatorius. Bet dar vieną žmogų reikia tada pastatyti prie kompiuterio. Ypač. Bet tas kompiuteris bus mobiliajam. Aš galiu dienos metu pamatyti, viską susispaudžiu. Mes jau anksčiau šnekėjom, kad jau mes išėjom iš mygtukinio telefono zonos, jau esam išmaniai. Aplamai aš ir į sūnui sakiau, dar reikia pasižiūrėti, ar nėra aplamai komutatoriaus, kuris tą darbą suprogramuoja. Tai dar biški reikia laiko, nes čia dirbtinį intelektą jau pasitelkia žmonės ir susiprogramuoja taip, kad jisai pats stebi biržos kainas ir tiesiog, jeigu biržos kaina nukrito, jis gali krauti akumuliatorių. Jeigu kaina pakilo, atiduoda. Tai Giedriau, kai tik pamatysi, kad toks atsirado, aš jau norėsiu jo. Ta dirbtinį intelektą. Aš manau, kad aš tai girdėjau, jau yra ta prasme, kas naudoja, bet gal nesidalina tiesiog. Aš nemanau, kad čia bus kosminiai pinigai, aš nemanau, kad čia. Ne, čia tik tai programėlė turbūt. Čia turbūt bus programinis dalykas ir
Čia kaip su namų pašildymu tas pats, nu, iš telefono galit, ne? Ten tiesiog Tai ta kainos pati nustatot. nu, Nustatot ribas. kainas, jo, kad, pavyzdžiui, Iki tos 4 ribos. centai nukrito nuo 10 iki 4 centų ir man pradėjo tuo laiku kraut, pakilo iki 5 centų, viskas nebeina. Čia yra tokie, tik tai dabar reikia palaukti. Giedriau, rinka vis tiek irgi reaguos į tai, ne rinka, o Aišku, tiekėjai. reaguos. Kažką jie vis tiek sugalvos. Aišku, mušt norės. Visą laiką mušt. Nu tai čia dabar ir yra, aš galvoju, dabar yra toks karas tarp privatininkų ir tinklų, kas kurį. Nu, ir pažaisim. Tokios gaudynės, lenktynės, Jo. slėpynės. Vienas sugalvoja gudresnis, būdą, kaip Kas gudresnis? pasislėpti, kitas kaip pagauti. Tomas Židžeris, tik neaišku, kurie nesam. Tik jo, neaišku, kuris kurį čia dabar. Žinom, viskas atsimuš į investicijas. Sakau, tikrai ne vieno esam žmogų, tarkim, kaip, galim sakyti, kaip ir išgelbėję, neturi sodybą kažkur nuošaliai, tai sakau, rekordas dabar buvo įvado įvedimas, kilometro kaina, įvedimas buvo 47 000 eurų. Nu tai sakau, čia kažkas nesveika, nors žmogus sako, aš pats išsikasiu tą griovį, laidą pasiklausiu, sako, negalim. Nu tai va, jisai... Nu tai čia jam variantas toksai va. Taip, tai jisai pasistatė, sako, aš generatorių turėdavau, bet tas generatorius jam atsibodo, ta prasme. O prie šitų inverterių eina tai padaryti, kad, kai nėra tos saulės, tai tą paleidai generatorių per tą patį inverterį, jisai lygiai tą patį darbą daro, tau atiduoda ir kuo tu nesunaudoji, krauna akumuliatorius, ta prasme, kiek nustatai, kokią galę krauti. Ir tuo pačiu momentu ir pats naudoji ir dar akumuliatorius krauni, išjungęs generatorių, tu dar toliau naudoji. Atėjo diena, kažkiek vėl diena, saulė pagamina. Tai va, ir sakau, jau 2 metai žmonės naudojas ir viskas gerai. Tokie žmonės nelaimė elektros tinklam iš tikrųjų. Jo, taip. Nu tai elektros tinklai iš viso nebenori investuoti. Aš manau, kad elektros tinklam tas vienas vienkiemy gyvenantis žmogus, tai yra, kaip saka, rakštis nekurioj vietoj, kadangi tinklą atvesk, rūpinkis, daug naudos, mažai naudos, turbūt ten naudos už 30 eurų, tai neapsimok, tinklam reikia gamyklas, kad ten tūkstančiais tų ar 10 ar milijonais kilovatų su megavatais naudoja, tada jiems ir didelis biznis, o čia tas privatininkas vienas čia iškris iš žaidimo, ar 3 čia... Jisai tas naudos, tikrai, per mėnesį 30 eurų, jiem 30 eurų. Jiem kainuoja visą šitą prasivest tiek, o jisai atnešė jiem pelną tik tai 30 eurų. Tai jie tada rauna 50 000, kad bent iš to paimti. Bet svarbiausia, kad tu susimoki tuos pinigus ir realiai visa tai tampa jų nuosavybė. Tai nėra tavo. Ne, bet keista, žmogus sako, aš išsikasiu griovį, aš paklosiu tą kabelį. Jums reikia, aš suprantu, atvažiavo specialistai, elektrikai, prijungi tą kabelį 1000, 2, bet ne 47. 47, jo. Sakau, čia yra 200 metrų atsivesti, irgi žmogui pačiam neleidžia 14-15 tūkstančių, tai jis įsirengia už 10 000 elektrinių, nieko nebesididina, ta prasme. Kitiem padidinti vien galę yra nerealiai daug pinigų. Man atrodo, akumuliatoriai atvažiavo. Laukiamieji. Ja, akumuliatoriai. Nu, pažiūrėkim, kas čia per džiaugsmas. Žiūrim. Labadiena. Sveikas. Stebuklą atvežėt. Dangčių nedėjau, dangčius paskui uždėsim. Gerai. Ir viskas. Paėmiau tų pačių dažų, patų kančiukus, jeigu norėsi padažyti dar, kad ta pati spalva būtų. Čia viskuo pasirūpinta, net kančiukus padažys tą pačią spalvą. Tai va čia tas daiktas, kuris pats esminis ir yra dabar. Jo, be šitų tu tiesiog naudotum taip pat kaip paprastą inverterį, kuris stovėjo prieš tai, bet prie jo neįmanoma prijungti jokių akumuliatorių, nieko
Jisai jokios kitos funkcijos netlieka, kaip tik tai paduoda elektrą tau arba siunčia į tinklą. Tuo momentu, jeigu nespėsi naudoti, jau siunčia į tinklą. O dabar šitas daiktas, jisai šitą visą ir padarys. Jo, jisai dabar duos į namus, perteklių pirmoje kraus į šitus akumuliatorius, 36 kW, tai čia užtruks normaliai, kol prikraus. Ir paskui tik tai jau likutį siūsi į tinklą. Tai gausis, kad žmogus dar mažiau pirks iš tinklų. Svoris vienos dėžės apie 90 kg. Tai reikia vyro. Tai bus traumų? Bus ką filmuoti? Aš nesuprantu, kuo mes daugiau statom, kuo mes daugiau darom tos žalios energijos, tuo tos kainos daugiau kyla. Negaliu atsakyti tą klausimą, man pačiam įdomu. Vat, kuo aš investuoju daugiau į savo namų tą gerbuvį, tuo vis tiek tinklai vis tiek vat, kelia, kažkaip ta kaina kyla. Aš manau, kad valstybė perdavė vištą dedantį auksinius kiaušinius į kažkam. Nu, būtų dėję kiaušinukus į valstybės biudžetą, tai būtų gerai. Nu, tai ką, galim. Sportuoji? Labai gerai, čiuk vienas. Čia tau vienam, hop. Mes visi jau atidirbė. Ką žinau, vienam čium pamiškį viską. Nu, matai, dvi rankinos. Didžiąją kainą sudaro akumuliatoriai, priklauso kiek jų pirksi, kiek jų statysis talpos. O jų pliusas yra tas, kad tu esi daug mažiau priklausomas nuo elektros tinklų kainų. Ir tiesiog dar didžiausias pliusas yra tas, kad jeigu dingsta elektra, tu tiesiog vis tiek naudojas tą elektrą iš akumuliatorių. O paprasta sistema, tai gali būti, kad tu turėsi ir 30 kW ant stogo, susidėjęs saulės, bet jeigu dingsta elektra ir tu turi paprastą sistemą, tu vis tiek sėdi be elektros. Ir gali tai būti 2-3 dienas ir tu vis tiek sėdėsi be elektros, nors daug kilovatų turi ant stogo arba ant žemės. Kartais galvoju, operatorius gerai, kad pasirinkau profesiją. Nereikia. Dabar jis nejaus, realiai jokio skirtumo, gali dingti tą elektrą ir jisai net nepajaustų, kad dingus jinai. Čia yra hibridinis inverteris, dėl to dedam aukščiausios klasės inverterį, kuris visą tą darbą ir atliks. Dingtų elektra jam tik tuo atveju, jeigu jisai visiškai iškrautų akumuliatorius ten iki nustatytos ribos, bet čia jau nuo jo priklauso, kiek jis tą ribą turės. Ar visą laiką laikys pilnus akumuliatorius, ar jisai naudos akumuliatorius ir turės rezervą ten, tarkim, 50%. Čia jau nuo žmogaus priklauso, nuo žmogaus naudojimo. Gal turim kokią lentą čia pasidėti? Neguldyti, čia taip netikėtai išvyra. Tai Petrošė naują išsuotinė? Kiek sunaudos pats, kiek nesunaudos, tada kaups į akumuliatorius, kai užkraus akumuliatorius, tik tada atidavinės į tinklą. Tai reiškia, kad jisai savo sunaudos elektros daug daugiau negu kad atidavinėtų į tinklą ir gražintųsi pirktų po 7 centus ar susimokėtų po 33%. Aš manau, kad čia yra tik tai pinigų klausimas ir supratimo klausimas. Ir nu, tai čia yra, nežinau, šitas klausimas toks ar... Nu, kaip jums atrodo... Man klausimas kilo, kodėl kiti nedaro. Tai va įdomu, va, kodėl nedaro kiti žmonės, kaip jums atrodo? Aš manau, kad kažkas turbūt vieni nedaro dėl to, kad ir pinigų klausimas nėra, kaip sakant, liekamų pinigų, kiti bijo daryti, nežinodami, kas bus. Daugelis ir manęs klausia, kada tau atsipirks ta elektrinė. Nu,
atvirai pasakius, man vienodai, kad atsipirks, ar atsipirks po 3 metų, ar po 5 metų, bet atsipirks. Ir atsipirks žymiai greičiau negu aš kad galvoju. Aš galvojau per 7 metus, kad atsipirks, bet kadangi persėdau ir į elektrinę mašiną, tai ta elektra pasijuto, kada važiuoju pro kolonėlį ir žiūriu į benzino kainas ir širdis džiaugiasi, kaip mes važiuojam visai už kitus pinigus. Dedam ant viršaus. Čia, žiūrėk, yra kontaktų varžas. A Girdi, bet dėl čia susukimas. Rakliukų turėsi? Čia yra LiFePO vadinamos ličio fosfato baterijos. Pasirinktas biškį pigesnis variantas dėžių gaminime. Pasirinko medinės, bet jisai lošia ant kiekio kilovatų. Tai žodžiu, jos yra ne ličio jonų, o ličio geležies fosfato. O kas čia, ta prasme, skirtumas geriau, blogiau? Geriau, čia naujausia vadinama chemija viduj. Dabar ir elektromobilius tos visus daro, tai yra šitos dažniausiai sukrautos. Nežinau, gal ne visi gamintojai, bet tai aišku mažesnis, jų daug daugiau, nes čia yra žemo voltažo baterijos, čia 50, realiai vadinasi 48 voltų sistema, bet čia yra 51,2 nominali. Nu ir va šitos 3 dėžės, dabar čia vidutiniškai skaitosi daug, jau čia daug akumuliatorių? 36 kWh. Tai panaudojimų realiai bus čia apie 30 kažkas, nes vis tiek dėl ilgamžiškumo ir talpos, ta prasme, ciklų skaičiaus padidinimo, tarnavimo laiko prailginimo, tai jos bus nustatytos įkrovimo lygis, tarkim, iki 80%, čia taip gamintas rekomenduoja, ir iškrovimas iki 20%. Tai vienas ciklas yra užkrauti nuo 0 iki 100 ir nuo 100 iki 0, čia yra vienas ciklas. Tai gamintojas deklaruoja, kad 6000 kartų tokių ciklų, kad tau nukrenta ne kad sugenda jos ten kažkas, ar kažkas jom pasidaro, bet jų talpa sumažėja iki 80%. Tai reiškia, jeigu čia yra 14 kW, tai tarkim sumažėtų ten, kiek čia gauna dabar, 11 kW. Tai per laiką, ta prasme? Per tą, tos ciklus. O tai kiek čia maždaug laiko atžvilgių gaunasi? Per kiek metų ar mėnesių ar... Neįsivaizduoju čia kaip naudosi. Turim restoraną, kuris tikrai naudoja, juos į dieną padaro vieną ciklą, tai tikrai, o dažnai būna, kad ir pusantro kokio. Tai reikia skaičiuoti kiek dienų. O tarkim, aš asmeniškai būna, kad per 4 dienas tik padarau vieną ciklą. Nes nepilnai užkrauni, nepilnai iškrauni ir net nesigauna tas ciklas. Tai 2-3 kartai tokie, tik tai užsiskaičiuoja vienas kaip ir ciklas. Tai tau 10 metų užtektų? Aš taip skaičiuoju, kad laisvai 10 metų su mano suvartojimu. Tie, kas naudoja labai jau ten stipriai, sakau, pavyzdžiui, kaip tie restoranai, tai gal jiem trumpiau, bet sakau, jos nebus taip, kad jos numirs ar ten kažkas tokio, tiesiog talpa sumažės. Reiks nusipirkti dar papildomai. Ja. Kad saulės elektrinės veiktų nuolatos ir jums neštų džiaugsmą, pasitenkinimą, tokį užtikrintumą, kad jūs mėgautumėtės tą elektrą, kuri ateina pas jūs, atiteka ir galėtumėt ją naudotis visada, nepriklausomai nuo to saulė, diena, naktis, ar lietus lyja, ar elektra išsijungia. Tai labai ačiū, Arvydai, kad mus priėmėt, linkėjimai Giedriui. Ir tikrai buvo malonu pasimatyti ir manau, kad tikrai naudingos informacijos čia galėjom jums pateikti. O dabar eime žiūrėti kitą mūsų video apie štai šitą saulės elektrinę, kuri yra už mano nugaros. Pasidariau ją pats, savom šitom rankom, aišku, su mūsų draugo Giedriaus metodinė pagalba. Nebuvo labai sudėtinga, nusipirkau plokštės, atsisiunčiau iš AliExpreso inverterį, kabelių porą saugiklių, volia, stovi. Kaip tiksliai visą tai pasidariau, pasižiūrėkim kitą mūsų video.